Sveiki, šiandien esame naujajame Vilniaus oro uosto išvykimo terminale ir kviečiu pasižiūrėti, ką mums pavyko čia nuveikti. Pagrindinis iššūkis šiame projekte buvo suderinti 16 skirtingų gamintojų į vieną vietą, kad šviesos intensyvumas ir spektras atrodytų tolygus. Šiame projekte sumontuota daugiau nei 2500 šviestuvų. Tiek šviestuvų užtektų maždaug 100 vidutinio dydžio biurų apšviesti, o LED juostų mes turime sumontavę daugiau nei 1,5 kilometro. Per 15-20 minučių jūs galėtumėte įveikti maždaug tokį atstumą. Šiame projekte svarbus aspektas buvo logistika. Iš skirtingų gamintojų mes turėjome pasitelkti oro, traukinių ir žemės transportą tam, kad įgyvendintumėm sklandų šviestuvų tiekimą. Projektuodami apšvietimą stengiamės sukurti aplinką, kuri būtų jauki, komfortiška ir patogi keleiviui. Didelį dėmesį šiame projekte skyrėme šviestuvų ir lubų suderinimui, kad būtų pasiektas ne tik funkcionalumas, bet ir estetinis vaizdas. Šiame terminale yra suprojektuotas ir įrengtas skirtingas apšvietimo intensyvumas pritaikytas kiekvienai zonai. Taigi, išvykstant iš naujojo Vilniaus oro uosto terminalo, kviečiu jūs visus atkreipti dėmesį į LED apšvietimą.